Žurnalo Panelė vyriausioji redaktorė Jurga Baltrukonytė visiškai slaptame dienoraštyje atskleidžia didžiausias Gagos gyvenimo kiaulystės. Paprasčiau tariant, knygynuose pasirodė juodojo humoro ginekologinė knyga visoms mamoms apie dukras, visoms dukroms apie mamas arba istorija apie intimiausius išgyvenimus su žaismingai perteiktais ginekologės Vaivos Eringytės patarimais. Kodėl autorė ėmėsi rašyti tokią knygą? Knygos sumanymas kilo visai taip paprastai ir įdomiai kartu. Iš tiesų, kiekvieno gyvenime atsitinka tokie juokingi, linksmi įvykiai, kad norėtųsi juos aprašyti. Taip atsitiko ir man. Galima sakyti, kad šita knyga yra kažkokių įvykių, žmonių istorijų mišinys ir kratinys, nes įvairūs charakteriai panaudoti knygoje yra tikri. Ir atsitikimai, kad ir kokie juokingi, kad ir kokie nesąmoningi jie atrodytų, jie iš tiesų yra beveik visi atsitikę. Aišku, truputį spalvos sutirštintos, kad pralinksmintų skaitytoją, tačiau tai yra tikra, tai dėl to labai įdomu turėtų būti skaityti. Iš tiesų, jos funkcija tokia, kad reikia į gyvenimą žiūrėti į kai kurios įvykius, netgi ir liūdniausius, ir beprotiškiausius truputį su humoru. Tada pasidarys gyventi lengviau ir tėvams su vaikais lengviau susitarti, ir vaikams su tėvais, ir meilės pirmas išgyventi, ir netektis, ir skyrybas, ir visokius dalykus pasidarys gyvenime truputį lengviau. Ar Jurga Baltrukonytė nebijo, kad skaitytojai nesupras šių meilės, sekso, mokslo bei gyvenimo su keistais tėvais nuotykių? Ne, nebijau. Manau, kad humorą žmonės supranta visais laikais ir bet kur jie gyventų supranta ir jiems to humoro reikia. Skaitytojai reikia humoro, nes rimtų, liūdnų ir knygų, ir laidų, ir kažkokių dalykų gyvenime pilna. Iš tiesų, mūsų gyvenimas per daug liūdnas, per daug niūrus ir per daug rimtai mes žiūrime tai, kad pridegė keptuvė, kad paliko vyras, kad vaikas parnešė blogų pažymių, kad atsitiko daugybė nelaimių, bet iš tiesų reiktų jas truputį pažiūrėti lengviau. Juk visi norim lengvesnio, linksmesnio gyvenimo, laimingesnio. Tai nėra rimta filosofinė be abejo knyga, bet tai yra knyga, kuri moko prisijaukinti gyvenimą. Ko Gagarinos nuotykių tęsinį jau ruošianti autorė palinkėtų savo skaitytojams? Gyvenkite taip, kad turėtumėt ką kolekcionuoti, kokius atsiminimus savo, kokius nutikimus savo ir galbūt patys parašykite knygą panašią ar dar geresnę.